Dabar jums klausim iš tikrųjų, tu bijai mirties. Jeigu atsakyms taip, reiškia, turi dar kažkokių limituojančių įsitikinimų, savo įsitikinimų sistemų. Nes jeigu mirtis yra baimė, tu gyveni baimiai. Tu turi gyventi čia ir dabar ir pasitikėti nežinomybę, pasitikėti savo aukštesniuoju aš. O tai padaryti gali žinodams, kad jeigu tu egzistuoji, jeigu tu esi čia, jeigu tu žiūri šitą video, čia jau yra ženklas, kad tu egzistuoji. Ir grįžtam prie to pačią, kad kas egzistuoja pagal definiciją, pagal reikšmį negali neegzistuoti. Ir tas, kas neegzistuoja, irgi pagal definiciją niekada ir neegzistuos. Sugalvok, ką nors, kas dabar neegzistuoja. Negali, ne? Pagal definiciją, jeigu tu egzistuoji, reiškia, tu ir egzistuosi, kai tavo fizinis kūnas numirs. Tu atėjai čia, tu atėjai šitą fizinę realybę, nes tu jau egzistuoji. Šita fizinė realybė nėra tavo pati pirmoji realybė. Tavo pati pirmoji ir tavo bazinė realybė yra aukščiau, su tavo aukštesniuoju aš. Tu ten tik tavo tikroji esybė ir yra tavo aukštesnysis aš. Tu čia tik esi šitoj realybėj. Kaip įsivaizduok visą savo kūną su savo aukštesniuoju aš, tu esi didelis. Bet šita fizinė dalis yra kaip šito nago dydžio. Tai tu nebijok mirties. Tu žinok, kad visą tą visą laiką tavi parem. Visą laiką tavi parem. Jeigu tu ir turėtų mirti, tai reiškia, tu ir mirsi kažkokį specifinį momentą, kai tavo misija ar tavo kažkokia pamoka bus atlikta arba išmokta. Nes tu čia tam ir atėjai, tu atėjai plėstis, tu atėjai mokytis, tu atėjai tobulėti. Tu net atėjai čia amžinai būti šitą asmenybę. Šitą asmenybę ir tik tais maža dalis tavęs, kas tu iš tikrųjų esi. Tai priimk šitą faktą kaip pozityvą, kaip meilę, kaip žinojimą, kad tu visą laiką esi paremtas arba paremta. Tau nereik liūdėti, tau nereik bijoti. Įkvėpk. Ir tiesiog būk dabar. Būk dabar, tai nebūtinai turbūt situacija, kur kažkas, jeigu aš turiu mirti, ir aš dabar mirsiu. Čia ir tokia situacija, kur tu, tarkim, važiuoji su mašina, kur nors ant Himalajus, ant kalną, ne? Ir tu žiūri, kad tenais jau galim, per tiek tau rats gali nuslysti. Ir ne tu vairuoji, kažkoks kits, ir tu žiūri pro langą. Taip, ne? Tai viena iš tų situacijų, kur jeigu taip atsitiks, taip ir turbūt. Tiesiog pasitikėk nežinomybę. Įkvėpk, iškvėpk ir tiesiog mylėk gyvenimą. Tu esi šviesa, tu esi meilė, tu esi aukšta vibracija. Grįžk į save, pasitikėk nežinomybę. Mirtis nėra pabaiga.